Dėkoju, posėdžio pirmininkė, mano klausimas susisiekimo ministrui. Gerbiamas ministrė, pirmadienį teko susitikti su gal taip smulkesnių transporto įmonių savininkais ir turėjom diskusiją dėl vienviečių įsigijimo arba kelio mokesčio. Ir žinot, jie išskyrė keletą problemų. Tai, kad yra labai didelis biurokratizmas. Pirmiausia, kiekvienas įmonės vadybininkas, praktiškai išleisdamas transporto priemonę, iš savo įmonės turi deklaruoti, kada eina išvažiavo. Aišku, yra tam tikrų klaidų. Pavyzdžiui, deklaravo, kad išvyko 8 valandą, bet iš tikrųjų išvažiavo 7 valandą ir kada keliuose tie vartai nuskaito, jie gauna tam sąskaitą susimokėti papildomai. Tai jie sutinka tai, kad padaryta klaida, už ją reikia mokėti. Bet metų pabaigoje dar ateina kita sąskaita susimokėti už tai, kad tu jau ir susimokėjai, kad nesąžiningai elgėsi keliuose bauda. Tai tikrai atnešė to biurokratizmo, tokio paketą dokumentų, rodančių, kad ta sistema gal turėtų pasikeisti, būti paprastesnė, kaip Lenkijoje arba kitose šalyse. Ar artimiausiu metu planuojat kažką tai pakeisti šitoj srity? Ačiū. Tai ačiū už klausimą, kadangi konkretus ir specifinis, aš grįžęs išsiaiškinsiu ir mes pateiksim atsakymą, ypač pasikalbėsime su atsakingomis mūsų įmonėmis, kurios dalyvauja. Faktas, kad tikrai tokių dvigubų kažkokių išrašų ir panašiai neturėtų būti tikrai.